Labadiena, gerbimi visaginiečiai. Kalbant apie šią savaitę, aišku, pagrindinė mano veikla, tarybos veikla, tai buvo ir komitetai, ir svarbus įvykis, tai buvo pateiktas strateginės veiklos planas 26-28 metams. Tai yra vienas pagrindinių dokumentų, kuris numato pagrindinės gairės, kaip mes kokius projektus darysime, kokie bus prioritetai. Tai buvo pristatyta ir darbo grupiai, ir kolegijai, tai yra daliai tarybos narių. Todėl kviečiu irgi atkreipti dėmesį, jis bus taip pat tas dokumentas ir paviešintas. Jeigu kažkokių pastabų yra, labai malonu būtų jas gauti. Taip pat šią savaitę vienas iš įvykių buvo tokis iš netgi mano Facebook paskyros, buvo pasidalinta informacija, kaip kenčia šalčius benamiai gyvūnai, šiuo atveju katės. Todėl norėdamas atsakyti į pateiktus klausimus, pasikviečiau Gyvūnų šansas asociacijos vadovę Alioną Lechovič, kad iš pirmųjų lūpų išgirstume, ką šita asociacija gali ir kuo mes galime padėti. Pagal sutartį su savivaldybė mes sudarėm sutartį 3 metams, vienu metu kaina 50 000. Mes galim laikyti žiemos metu pas save tik 30 gyvūnų, nes pas mus plotas apšiltintas žiemai katinų 60 kvadratų. Vienam katinui privalom pagal įstatymą suteikti 2 metrų plotą. O dabar pas mus gyvena 77 katinai. Mes juos neišmetam, mes mokam baudas visą laiką, nes pas mus perkrauta prieglauda pastoviai. Mes mokam baudas, bet ne vienu savo katinu, kurie gyvena pas mus ir daug metų, mes neišmetėme laukų ir aš pasakiau, geriau mes mokėsiu baudas, negu išmesim savo katinus į gatvę. Dėl sterilizavimo pagal sutartį mes dar turim surinkti per metus 70 gyvūnų. Sausio mėnesį mes jau surinkom paėmėm 3 šunis ir 4 katinus. Tai mes perpildėm, nes per mėnesį mes turim paimti 5-6 gyvūnus. Dabar dėl sterilizacijos, nuo šių metų mes turim atlikti nuo sausio mėnesio vykdytą veiklą sterilizacijos, sterilizuok išleis pagal programą. Bet mes to nedarom ir nedarysim, kol nebus šilta. Nes jeigu dabar 2-3 paras palaikys po sterilizacijos klinikoje palaikysim, apmokėsim, tai jeigu išleisim, tai jie dauguma iš jų žus, nes sušals. Nes neuždėjęs dar tie siūlos neuždėjus nieko, mes tik sterilizuoja tada, kai gali tie žmonės, kurie prižiūri, daugumoje čia šitos vasarnamiuose, jie gali suteikti plotą, šildymo plotą, kažkur tai ir namelį gyventi, ar kažkur tai gali patalpinti, kad jie galėtų pagyventi, jie nežūstų gyvūnai tie. Dėl to mes kol kas to neužsiimam. Taigi, kaip matom, ir Gyvūnų šansas dirba, stengiasi žmonės, bet jie turi taip pat ribas kaip ir savivaldybė. Ir pamenu gerai, kada tik tai pradėjau savo pareigas mero poste, atsimenu, kad tai buvo 6 000, po to 8 000, dabar jau 50 000 eurų į metus dėl priežiūros benamių gyvūnų. Ir savivaldybė taip pat turi ribas. Ir noriu dar ir dar kartą kreiptis į visus. Kada žmonės, gyvūnai paprastai taip neatsiranda. Vadinasi, juos kažkas išleido, kažkas paliko kaip benamius, kažkas pamaitino, bet tik vasarą leido, kad katė arba šuo atsivestų mažylių, o po to vėl juos išleido į lauką ir pametė. Jeigu kartu bendrai neveiksim ir benamių gyvūnų geroviai, tai nieko neišeis. Galėsim sudėti ir pusę miesto biudžeto, vis tiek jų bus daug ir leisim lėšas neturėdami galimybės netgi žmonėms, vaikams padėti. Na, o dabar atsakysiu į tuos klausimus, kuriuos šią savaitę gavau. Kodėl savivaldybė nuomojasi sniego valymo techniką, kodėl ji nėra perkama?
Visiškai tik dėl to, kad reikia naudoti techniką racionaliai ir kuo daugiau technika naudojama, tuo tas racionalumas yra labiau pagrystas. Sniego valymo technika dėja, bet ir verslo atstovų perkama labai vangiai, kadangi jos išnaudojimas metų laikotarpyje yra labai nedidelis, atitinkamai ir atsiperkamumas mažas, todėl savivaldybė turi dalį savo technikos, kitą dalį nuomojasi. Kodėl sniegas nėra išvežamas už miesto ribų? Na, ne visai taip, kiek reikia, bet tik tai dar kartą kartuoju, tiek kiek reikia. Vežam ir už miesto ribų, tačiau tik tai tose vietose, kur tikrai jau reikia ir nėra kur susaneliuoti susikaupusio sniego, tik ten. Nes sniego išvežimas kainuoja labai brangiai ir dėja šitas darbas pavirsta pavasarį tiesiog vandeniu. Kiek lėšų skiriama sniego valymui, ar nereikėtų savivaldybės biudžete numatyti didesnės sumos? Na, sniego valymui tikrai yra ženklios biudžete numatytos sumos, jų poreikis yra svarstomas administracijoje ir tiek numatom, kiek tikrai užtenka, tačiau reikia pripažinti, kad žiemos metu bus tokie pat keliai, tokie pat šaligatviai, tokie pat kiemai, kaip ir vasarą, turbūt tai net teoriškai neįmanoma. Žmonės daro viską, ką gali, tačiau žiema yra žiema ir taip neslidu kaip vasara nebus. Kas atsakingas už pėsčiųjų zonos Sedulinos alėjoje valymą ir barstymą smėliu? Tarp Lidl ir Norfa parduotuvių dažnai būna labai slidu. Na, labai slidu būna matyti ne tik šioje vietoje, bet ir kitur. Žmonės daro, ką gali, kiek įmanoma greitai stengiasi ir nuvalyti sniegą, ir pabarstyti kaip smėliu, taip ir druska, tačiau slidu vis tiek būna ir administracijos skyrius atsakingas už šitą dalį, jeigu teisingai supratau, apie kurią tai dalį gyventojas klausia, tačiau patikėkite, jie daro, ką gali. Kitose savivaldybėse gyvuoja tradicija pasveikinti 80 ir 90 metų sulaukusius gyventojus. O kaip pas mus? Tikrai žinau apie tokią iniciatyvą ir seniorų klubas yra pateikęs tokią idėją, kad reikėtų pasveikinti, todėl jau duota užduotis, socialinių paslaugų skyrius turi pateikti informaciją, kiek mes turime gyventojų, kuriems sukako 80, kiek kuriems sukako 90 ir priklausomai nuo to, koks tai bus kiekis, apsispręsime, kaip žmonės pasveikinti, nes jeigu bus labai daug tokių žmonių, suprantat, kad fiziškai bus labai sunku individualiai kiekvieną sveikinti. Ar savivaldybė galėtų padėti ligoniniai įsigyti naują fizioterapijos įrangą, kurio šiuo metu yra morališkai ir fiziškai pasenusi? Na, dėkui už tą klausimą ir kad padedate ir mūsų ligoninės vadovybei. Noriu pasakyti, kad kiekvieną kartą stebime, kaip finansinius rautus, kaip sekasi mūsų ligoniniai, priklauso nuo to ir apsisprendžiam, reikia padėti ar ne. Šiais metais biudžeto projekte planuojame įdėti tam tikras sumas, pakankamai ženklės, tam, kad padėti mūsų ligoniniai susitvarkyti netgi su gaunamomis lėšomis. Čia aš taip juokauju, bet tai yra tiesa, kada gaunam didelės investicijas kaip reanimacijos skyriui, taip ir kitose dalyse ir įrangos įsigijimui. Ir norint susitvarkyti, reikia perkelti patalpas, įrengti jas kitur. Ir čia mes tikrai pasiryžę padėti. Kiekvieną kartą su ligoninės vadovybė kalbamės, ko reikia, kaip reikia ir jeigu galime, tikrai padedame. Kokius nuostolius patiria buvęs gydymo ir sveikatingumo kompleksas? Ar planuojame atsisakyti šio pastato išlaikymą? Na, tikrai nuostoliai ženkliai yra sumažėję ir aš tai susieju tik tai su vienu, kad atėjo nauja
komplekso vadovybė ir matosi, kaip nuostoliai tirpsta. Tai yra tikrai labai džiugu, tačiau pasakyti apie tai, kad visgi jau kompleksas tapo pelningu, tikrai ne. Tačiau matosi, kad atėjęs naujas vadovas, jisai ūkiškai žiūri, ekonomiškai žiūri į visą valdymą ir dėl to tikrai džiugu. Jeigu kalbėti apie pačio objekto ateitį, tai kalbame apie tai, kad reikia dabar padaryti naujus kadastrinius matavimus, padalinti tam tikrus klipus, kad galėtume apsispręsti ir eiti į dėrybas dėl iš nuomos tam tikros dalies, o kita dalis, kuri turi simuliatorių, matyt liks savivaldybės, nes ten rengiame jau keletą kartų paraiškas dėl finansavimo energetikos ir branduolinės energetikos centrui, kurį esu patį projektą pristatęs ir Pasaulio bankui, ir Europos komisijai. Esu susilaukęs tikrai gero palaikymo ir labai tikiuosi, kad tą finansavimą gausime ir turėsime unikalų objektą ne tik Lietuvoje, bet matyt ir Europoje. Tai tiek tų klausimų, kuriuos gavau per šią savaitę. Dauguma klausimų susiję su mūsų tikrai labai gražia žiema, tačiau noriu ir priminti, kad jau daugiau nei pusė kalendorinės žiemos praėjo, temperatūra po truputėlį šyla, dienos ilgėja ir bus pas mus viskas tikrai labai gerai.